Meilė yra kaip oras, kuriuo kvėpuojam. Ji yra būtina, ji turi būti tiesiog ir viskas. Jeigu mylėti moterį, tai nebent tokia, kad nebūtų gėda žmonai parodyti. Pasakysiu, kaip sako Margo. Vyrai, kokie jūs nuobodūs. Kiekvienas norite vesti po savo snieguolę, po savo drovę, gerą merginą. Bet jau laisvalaikį, tai kiekvienam reikia turėti po savo karmelę. Moterį sunku suprasti tik 2 kartus gyvenime. Vieną kartą iki santuokos, o antrą kartą po jos. Ištikimybė ji būtina, aš manau, kad ji būtina. Ištikimybė tai tokia vertybė, kad Dieve, kai pagalvojai, 100 gražių moterų, kurių aš niekada neturėsiu. Na, manau, kad geriausia gyventi be paslapčių, atviram pasauliui, atviram prieš visus žmonės, kad nereikėtų nieko slėpti. Bet kartais taip atsitinka, kad mes turime po savo užmirštą skeletą spintoje. Ir jis, kuo ilgiau ten būna toj spintoje, jis tuo labiau pradeda smirdėti ir jį reikia traukti lauk, kad jis nebegąsdintų mūsų, kad mes išsiaiškintumėm visas mūsų paslaptis. Labai nemėgstu paslaptingų moterų. Ypač vestis į restoraną, nes nežinai, kiek reikės susimokėti.